Vienas keistas dalykas, kurį išmokstame, kad reikia būti švelniems, mandagiems, nutylėti, neįžeisti, pasitraukti. Iš dalies tai tiesa, jeigu visi vieni ant kitų šoktumėm ir stumdytumėmės, būtų gan sunku gyventi grupėse. Bet juk tai ne vienintelis būdas. Minkštas ir pūkuotas, rožinis ir cukruotas bendravimas neleidžia tiksliai ir laiku keistis reikalingą informaciją. Minkšto ir pūkuoto bendravimo kaina yra nutylėtos ir besikartojančios nuoskaudos, neišsakyti ir visiškai ignoruojami lūkesčiai, neįgyvendinti planai, užmiršti ir dulkantis tikslai, nenubrėžtos ir nepalaikomos ribos, nuolat pažeidžiamos ir nuodijamos asmeninės erdvės, ir fizinės, ir psichologinės. Kaip viską sudėti į vieną vietą neatrodo mažai. Todėl kviečiu imtis labai savo ir kitiems reikalingo darbo. Skirkite tam savo užrašuose puslapį ir viename stulpelėje fiksuokite savo pačių tariamų arba jums skiriamų minkštų ir pūkuotų frazių sąrašą. Na, pavyzdžiui, taip, žinoma, galėsiu pažiūrėti tavo šunį. Šalia rašykite tai, kas būtų tiksli informacija ir perkonstruokite atsakymą tol, kol jis bus pakankamai tikslus ir pakankamai emociškai neutralus. Pavyzdžiui, turiu sutarusi sutikimą visam šeštadienį, bet vakare galėčiau paimti, jeigu man atvežtum. Be nereikalingų atsiprašymų, be melo, pasiteisinimo ir be kaltės jausmo. Jei tiesiai taip nepavyksta, kyla daug vidinio pasipriešinimo, tada siūlau paruošiamą įpratimą. Užrašykite visus, kiek kuo objektyviau galite suformuluoti minkštų ir pūkuotų frazių privalumus ir trūkumus. Galbūt tai jums padės geriau įvertinti, kada ir kam tokios frazės yra naudingos, nes tokių situacijų tikrai yra, o kada jas atneša tik labai trumpalaikę naudą ir ilgalaikę nenaudą, nes tokių situacijų irgi tikrai yra. Tai yra eksperimentas. Eksperimentas yra viena iš dažnai naudojamų technikų kognityvinė elgesio terapija. Eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisingumui. Įsitikinimai yra sąlyginai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kuriuos naudojam nekritiškai, nebetikrindami kiekvieną kartą jų teisingumą. O klaidingi įsitikinimai gali metų metais mus vesti neteisingų kelių, taip ir nesuprantant, kas su manim, ar su kitais, ar su pasauliu yra negerai. Eksperimentas leidžia atpažinti klaidas įsitikinime ir stovint akistatoje su nauja informacijai pataisyti ir perkonstruoti iš naujo. Tai jeigu eksperimentuojat, pasidalinkit, prašau, savo patyrimais komentaruose, bus labai įdomu ir visiems naudinga. Šiandien tiek. Taikos ir ramybės.